Ukraina pralaimi karą. Na, bent jau tai būtų galima pagalvoti iš visų antraščių komercinėse žiniasklaidose. Ir žinot, šitoj vietoj man vis dar yra įspūdinga, kad dabar, kai karas jau yra gerokai įsivažiavęs į 3 metus ir fronto linijos kaip yra daugmaž užstrigę ten, kur yra nuo kažkur 23 galo ten ir yra, bet kadangi komerciniai žiniasklaidai reikia generuoti klikus, taip jie ir prašo apie tai, kad o ne, Ukrainos frontas žalunga čia, rusai tokius miestus paėmė ir tada paaiškėja, kad tie miestai iš tikrųjų yra miesteliai, kuriuose prieš karą gyveno iki 1000 žmonių ir kad rusai tą miestelį ėmė kokį mėnesį 2, paguldė keliolika tūkstančių kareivių, prarado kelis šimtus karinės technikos vienetų ir užėmė tą miestelį tik tai dėl to, kad jį iš aviacinių bombų ir artilerijos bombino taip, kad ukrainiečiam net neliko ką ginti. Tad jie užima ne miestelius, o tiesiog išbombintus apokaliptinius griuvėsius. Ir kažkokiu tai būdu tai yra ukrainiečių pralaimėjimas. Vėlgi, aš suprantu, kad komerciniai žiniasklaidai reikia generuoti klikus, bet jomajo, reikia suvokti ir kontekstą. Ir vat būtent aš dėl to nusprendžiau šį video padaryti. Nes vėlgi, kai pagalvoji, visokios apokaliptinės antraštės yra turbūt vienas iš dalykų labai būdingų šitam karui. Nes Ukraina pralaimi ne vien dabar, Ukraina pralaimi ten vos ne nuo 1 karo valandos. Vėlgi, ten iki tokio lygio, kad 1 karo valandom buvo, kad rusų tankai jau Kijeve, kaip jie realiai niekada net iš tolo iki Kijevo nebuvo privažiavę. Ir šitoj vietoj, atsimindamas, kad visą karą ukrainiečiai kažkaip pralaiminėja ir pralaiminėja taip stipriai, kad rusai, kai aš rašinėjau šitą video, yra netekę jau beveik 500 000 kareivių ir keliolikos tūkstančių tankų ir bet čia Orikso duomenim apie tankus bent jau. Aš norėjau truputį praplėsti mūsų požiūrį į visą šį konfliktą ir priminti labai daug dalykų, kurių, pavyzdžiui, ta pati rusų propaganda ir rusų informacinis rautas priminti nenori. Nes esmė yra ta, kad jeigu yra vienas frontas, kuriame visą šį karą rusai tikrai laimi, tai yra informacinis rautas. Nes, vėlgi, jeigu pasižiūrėt didumą antraščių, tai atrodo, kad rusai laimi šį karą vos ne nuo 1 dienos, tik tai kažkaip jį laimi nesugebėdami nieko normaliai užimti. Ir iš tikrųjų jie yra netekę praktiškai beveik pusės ar netgi daugiau nei pusės teritorijos, į kurią kada nors buvo įžengę. Bet realybėje rusams šis karas yra visiškas strateginis fiasko, kurio padarinius Rusija jaus metų metais, ar gal net dešimtmečiais, jau net nebesvarbu, kaip šitas karas iš tikrųjų baigsis. Tad šitame video aš norėčiau peržiūrėti visus Rusijos pralaimėjimus dėl karo Ukrainoje. Ir aš turiu pabrėžti ne vien tai, kas vyksta fronte, bet apskritai pilną strateginį vaizdą. Tad pradėkime. Ir turbūt vienas didžiausių Rusijos strateginių pralaimėjimų yra susijęs net ne su Ukraina. Jisai yra susijęs su NATO. Vėlgi, jeigu pasiklausytų rusų propagandos ir rusų naratyvų, tai o ne, čia Ukraina reikėjo užpulti dėl to, kad jinai būtų prisijungus prie NATO ir čia NATO būtų sustiprėjus, nes NATO ruošės pult Rusiją, kaip čia Hitleris ar Napoleonas ar kažkas panašiai. Kai realybė buvo ta, kad šiaip nuo pat Sovietų Sąjungos žlugimo, bent jau vakarų Europos, NATO dalis de facto nusiginklavo. Gerus 30 ar bent 20 metų vakarų Europą, tai yra tos ekonomikos, kurios iš tikrųjų turėtų ir pinigus, ir industriją, ir resursus gaminti aukšto lygio kariniam sistemom ir išgalėtų išlaikyti tas karinės sistemas stovinčiose kariuomenėse, iš principo persikvalifikavo į mažas, profesionalias kariuomenės skirtas realiai kariauti asimetrinius karus toli nuo Europos. Vėlgi tai buvo pasiekmė karų Afganistane, karų Irake, tada daugybės taikos palaikymo misijų toj pačioj Afrikoje, dar kažkur. Bet esmė yra ta, kad vakarų Europą realiai tai buvo nusiginklavus ir visiškai nepasiruošus bent jau adekvačiai kokiam nors konvenciniam plataus masto ilgam karui Europoje. Ir vėlgi po 2014 galbūt rytų Europos šalių susivokė, kad žinot ką, visgi reikia ginkluotis, vakarų Europą to nedarė. Ir esmė yra ta, kad turbūt didžiausia rusų strateginis pralaimėjimas, kalbant apie NATO ir ypač vakarų Europos šalis, yra tai, kad vakarų Europos šalis pagaliau suprato, kad reikia ginkluotis ir kad konvencinis ilgas karas Europoje dėja vis dar yra realybė. Tada, jeigu mes tęsiam temą apie NATO, mes privalom paminėti, kad Putinas iš tikrųjų sugebėjo pasiekti tai, ko joks kitas Rusijos ar kažkokios kitos šalies valdovas nesugebėjo pasiekti
tiesiog dešimtmečius, o Švedijos atveju netgi šimtmečius. Ir aš kalbu apie tai, kad Švedija ir Suomija tapo NATO narėmis. Ir vėlgi čia iš tikrųjų yra paradoksas, kad vėlgi, jeigu mes atsimenam tą, kad ne, Ukraina taps NATO narė ir čia priartės NATO ordos prie didžiadvasingosios Rusijos. Vėlgi, esmė yra ta, kad Suomijai įsiliejus į NATO siena su Rusija praktiškai padvigubėjo. Atminkit, NATO ir Rusijos siena prieš karą buvo labai trumputė, realiai tik tai Kaliningradė su Lietuva ir Lenkija ir ta trumpa siena tarp Latvijos ir Estijos. Nes atminkit, Baltarusija nėra Rusija, bet, čia techninis lyrinis nukrypimas. Ir esmė yra ta, kad Suomijos ir Švedijos įsiliejimas į NATO turi absurdiškas implikacijas rytų ir šiaurės Europos saugumui. Visų pirma, Baltijos jūra iš principo tapo NATO ežeru. Ir esmė yra ta, kad jeigu Ukraina, tai yra šalis, kuri realiai neturi laivyno, sugebėjo nugalėti Rusų juodosios jūros laivyną, ir mes dar apie tai pakalbėsim, tai įsivaizduokit, ką Rusijos Baltijos jūros laivynui padarytų kombinuota karinė jėga Suomių, Švedų ir Baltijos šalių. Vėlgi, esmė yra ta, kad viskas, Rusų laivynas yra de facto neutralizuotas Baltijos jūroje. Baltijos šalis savo ruoštų gavo tokio mirtinai reikalingo strateginio gylio, nes dabar už Baltijos jūros nėra neutrali šalis, kuri nesikištų į konfliktą. Tai yra šalis, kuri palaikytų Baltijos šalis. Tas pats Kaliningradas, kuris anksčiau buvo ieties angalis NATO nugaroje, dabar iš principo tapo NATO apsuptų enklavu, kuris veikiausiai galėtų būti neutralizuotas esant reikalui praktiškai valandų bėgi. Vėlgi, jau nebesvarbu, kaip baigsis karas Ukrainai. Esmė yra ta, kad tas pats Suvalkų koridorius, Baltijos šalių pozicija, Lenkijos pozicija, viskas kardinaliai yra pasikeitę. Ir jeigu rusai ir norėtų pagalvoti apie kažkokį konvencinį karą protestuojant NATO pajėgumus, jiems šiuo atveju rizika, kad viskas gali backfiring yra nežmoniškai padidėjus. Tęsiant apie šiaurės ir rytų NATO pajėgumų stiprinimą, vėlgi esmė yra ta, kad NATO suvokusi Rusijos grėsmę, kurią reikia pripažinti, jie dešimtmečius bandė neigti, perkelnė vis daugiau ir daugiau pajėgų į rytų Europą. Ir mes kalbam apie naujas didžiulės karinės bazės Rumunijoje, nuolatinį vokiečių brigados dislokavimą Lietuvoje, apskritai papildomus NATO dalinius Baltijos šalyse. Suomija ir Švedija, inkorporavus jas į NATO, tampa tiesioginė prieiga prie Rusijos per Norvegiją. Ir vėlgi, man atrodo, čia neseniai netgi buvo pratybos, kur amerikiečiai netgi treniravos iš Norvegijos nužygiuoti į Suomiją. Tie patys Suomiai, man atrodo, dalį savo strateginių resursų perkelia į Švediją tam, kad tai būtų toliau nuo Rusijos sienos. Taip tariant, NATO realiai darosi pozicijoje, kad jeigu visgi reikėtų kariauti konvencinį karą su Rusija, Rusija ne šiaip pralaimėtų, Rusija tiesiog būtų nunešta nuo žemės paviršiaus. Ir vėlgi čia, aišku, dauguma komentatorių, kurie yra prorusiški, pradės rėkti, kad bet kaip atominės bombos, ta prasme, jeigu Rusija pradės piškinti atominės bombas, tai realiai iš mūsų pusės yra pripažinimas, kad jie karą pralaimėjo. Vėlgi, jeigu mes kalbame apie konvencinius pajėgumus, rytų Europa praktiškai niekada nebuvo tokia saugi, tiek dėl to, kad pasikeitė NATO geografija, tiek dėl papildomų NATO dalinių rytų Europoje ir atsirandančios naujos infrastruktūros rytų Europoje. Po galais ką vien reiškia, kad Baltijos šalis pagaliau pradėjo statyti kažkokius įtvirtinimus nukreiptus į rytus. Seniai laikas buvo. O jeigu mes kalbam ne apie karinį lygmenį, nes vėlgi esmė yra ta, kad karinis lygmuo tai yra vienas iš daugelio aspektų šitoje situacijoje. Esmė yra ta, kad Rusija realiai visiškai prarado savo veidą ir reputaciją tarptautinėje arenoje. Vėlgi atsiminkit, kad kai 2014 metais vyko Rusijos-Ukrainos karo pradžia, vakarai iš paskutinių bandė sukišti galvas į smėlį ir bent jau vaidinti, kad Rusija galima pasitikėti, kad jeigu mes čia truputį pakalbėsim su Putinu, truputį jį nuraminsim, viskas bus gerai. Ir esmė yra ta, kad buvo akivaizdu, kad karo pradžioj vakariečiai vis dar tikėjo, kad šitas gali veikti. Pažiūrėkite į visus Makrono skambučius Putinui, Šolco skambučius Putinui, arba galų gale tuos pačius vizitus prieš pat karą. Esmė ta, kad vakarai tikėjo, kad su Rusija galima susitarti. Dabar akivaizdu, kad su Rusija susitarti negalima. Rusija nėra patikimas partneris, o visi dokumentai
susitarimai ir panašus dalykai pasirašyti su Rusija yra verti mažiau negu popierius, ant kurių yra pasirašyti tie dokumentai. Vėlgi, Budapešto memorandumas buvo visiškas fiasko. Rusija, kuri žadėjo užtikrinti Ukrainos teritorinį vientisumą, mainais į tai, kad Ukraina atiduotų branduolinius ginklus, dabar pati kėsinasi tą teritorinį vientisumą. Ir esmė yra ta, kad tai yra didžiulis pjūvis į veidą visiems vakarų Europos politikam, kurie tikėjos, kad su Rusija galima susitart, kad su Rusija galima bendradarbiauti ir kad jeigu mes tiesiog prekiausim ir būsim draugiški su Rusija, Rusija vieną kartą suvakarės. Nivelnio. Visi kaip tik suprato, kad Rusija vos gavus pinigų ir vos atsitiesus iš karto pradės kenkt vakarų Europai per savo politinius agentus ir įvairių marginalinių partijų palaikymą, kad tos praeitų galbūt į parlamentus ir darytų prorusiškas nesąmonės. Na, o Rusija atsitiesus dar labiau, jie iš viso tiesiog pirmas dalykas, kurį padarė, tai sukėlė pirmą konvencinį karą Europoje nuo Antro pasaulinio karo galo. Nu tai apie ką mes kalbam? Rusija galėjo būti ta cute istorinė šalis, į kurią galbūt galėjo važiuoti turistai, kurie galbūt galėjo turėti įdomią kultūrą, įdomius miestus. Bet dabar Rusija tiesiog yra agresyvi imperialistinė šiknaskylė, kuri 21 amžiui Europoje vykdo genocidą. Ir vėlgi šitoje vietoje galite sakyti, kad, tai koks skirtumas šita politika, šita kultūra, ką tai reiškia? Matot, problema yra ta, kad viskas per tai iš principo persidoda ir į ekonominį lygį. Ir esmė yra ta, kad rusam gali būti dzin, ką apie juos galvoja kultūriniam lygiui. Vis tiek rusai žino, kad jų kultūra yra aukščiau išdegradavusius vakarus, tai degradavę vakarai savo pacifizmą ir liberalizmą gali tiesiog susikišti subinę. Rusai patys savo faini, ko rusai negali nuneigti, yra nutrūkstantis ekonominiai ryšiai su Rusija, vakarų Europos. Ir vėlgi šitą vietą, kai kurie gali sakyti, kad čia nieks nenutrūksta, visi toliau dirba su Rusija. Ne, nebūtinai. Esmė yra ta, kad aš turiu visą atskirą video apie tai, kad sankcijos iš tikrųjų veikia. Vėlgi, tie, kas tikėjos, kad bus įvestos sankcijos ir Rusija subirės per kelias savaitės, jie tiesiog buvo delusional idiots. Vėlgi, ne taip sankcijos veikia. Bet esmė yra ta, kad dabar mes turim situaciją, kai labai daug vakarietiškų verslų iš Rusijos išėjo. Tie, kurie liko, turi milžiniškų problemų su publicity vakaruose. Maža to, rusam reikia parodyti labai didelį geiną vakarų kompanijom, kad vakarų kompanijos norėtų ten likti. Kitaip tariant, sąlygos, kuriom vakarų kompanijos lieka Rusijai nėra labai palankios. Sankcijos savo ruoštų veikia iš tos pusės, kad taip, galbūt rusiška nafta ir dujos per aplinkui pasiekė Europą, bet Europa moka rinkos kainą, o Rusija yra priversta viską pardavinėti per Kiniją ir Indiją už centus. Ir tai labai gerai atsišviečia tame, kad Gazpromas, tai yra korporacija, kuri savo laiku buvo laikoma, kad galbūt taps pačia vertingiausia korporacija pasaulyje dėl to, kad jie realiai kontroliavo ir eksportavo Rusijos energetinius resursus, dabar literaliai turi milijardinius nuostolius. Tai apie ką mes kalbam? Jeigu Gazpromas pradės užsilenkinėti, iš paskos pradės užsilenkinėti visą Rusijos ekonomiką. Nes vėlgi, Rusai nieko negamina, Rusai nieko neišradinėja, Rusai tiesiog yra mafijos valdoma benzino kolonėlė su lauko tualetu, nes jie niekaip nesugeba įsivesti kanalizaciją. Ir viskas. Ir dalykas yra toks, kad nuostoliai ekonominiai Rusijai jau yra milžiniški. Net karui pasibaigus daug verslų galvos, ar tikrai verta prasidėti su Rusija, nes kas žino, gal Rusija sukels dar vieną karą ir vėl visos investicijos, kurios buvo Rusijoje, nuplauks. Ir vinis visam šitam karste yra tai, kad Rusijos turtai vakaruose yra užšaldyti ir šiuo metu iš viso yra svarstoma, kad galbūt arba juos, arba jų sugeneruotus pelnus atiduotų Ukrainai. Ir mes čia kalbam nuo milijardų iki 100 milijardų, priklauso kaip jis skaičiuoja. Ir tai yra milžiniški pinigai. Ir jeigu rusai neteks šitų pinigų, vėlgi tai yra dešimtmečius kurtas įdirbis, kuris tiesiog gali būti nubrauktas. Jau nebekalbant, kad negauti milijardinių pelnų iš vakarietiškų įmonių irgi yra didžiulis skausmas, o jeigu tie pinigai dar nueis Ukrainai, tai iš viso bus visiška likimo ironija. Taip pat nereikia pamiršti, kad tarptautinės politikos lygyje Putinas tai yra pats tas didis Rusijos lyderis, tas politinis 4D šachmatų meistras, kuris čia apžaidė visus amerikiečius ir europiečius ir čia kuris sukurs naują geopolitinį polių, realiai dabar yra paieškomas nusikaltėlis. Ir esmė yra ta, kad turint galvoje, kad Putinas tiesiog yra kompleksuotas Piterio banditukas, jam
tai tikrai nėra labai faina. Ir esmė yra ta, kad visa šita situacija turi ganėtinai rimtų implikacijų visoje toje postsovietinėje erdvėje, kurioje dešimtmečius Rusija bandė išsukti savo palankius režimus ar savo palankius politikus. Armėnija, kuri dešimtmečius kliovė su Rusija, realiai dabar yra situacijoje, kai jie pamatė, kad rusais pasikliauti negalima, kad realiai, jeigu rusam bus nepatogu, jie Armėnijai nepadės. Ir viskas susivedė į tai, kad dabar armėnai jau po biškį nori galutinai išspirt visus rusų taikdarius ir atsisukti Europos Sąjungą ir gal netgi tą pačią NATO. Tadžikistano prezidentas išdrįso pagrasint, kad neatvažiuoja į gegužės 9 minėjimą už tai, ką galbūt apie tadžikus prišnekėjo Rusų ir Putinas. Tiesa, paskui Putinas jam turėjo skambinti, nes vėlgi tas didysis pasaulinio polio kūrėjas Putinas turėjo asmeniškai skambinti Tadžikistano prezidentui ir prašyti atleidimo ir prašyti, kad Tadžikistano prezidentas į gegužės 9 minėjimą atvažiuotų. Beje, ką Tadžikistano prezidentas padarė. Vėlgi, manot, Putinui yra labai faina nusidegraduoti nuo to, kad pas jį važinėja Merkel, Prancūzijos prezidentas, JAV prezidentas ir kiti iki to, kad jam reikia skambinti Tadžikistano prezidentui ir atsiprašinėti? Aš manau, kad tikrai ne. Tarsi galų gale tas pats Kazakstano lyderis ant tos pačios scenos netiesiogiai išpizdavojo Putiną. Tada Gruzijoje mes matom milžiniškus antirusiškus protestus, kurie po truputį priverčia prorusišką valdžią atsitraukti savo bandymais paversti Gruziją prorusišką koloniją. Ir mes matom, kad realiai dešimtmečius kurtas rusų įdirbis griūna tiek ekonominė prasme, tiek politinė prasme ir viskas tiesiog susiveda į politinį ir kultūrinį Rusijos izoliavimą tarptautinėje erdvėje. Ir gerai gali sakyti, kad velniop tos tarptautininkus, ta prasme Sovietų sąjunga, tiek čia dešimtmečių gyveno viena kovodama prieš pasaulį, ten žydkapitalisčių, ten Jungą, ar prieš ką ten sovietai kariavo. Ja, bet problema yra ta, kad Rusijos vidaus politikoje irgi yra krachas. Vėlgi, Prigožino sukilimas buvo milžiniškas smūgis Putino įvaizdžiui. Tai, kad kažkoks vadukas gali surinkti savo šaiką ir patraukti link Maskvos ir jokia kariuomenė jo sustabdyti negali, buvo tiesiog spjūvis į veidą Putinui. Vėlgi, viskas baigėsi tuo, kad kaip ir buvo susiderėta su Prigožinu ir viskas kaip ir užgeso. Aišku, šitoje vietoje Putinas labai gražiai parodė, kad su Putinu dėrėtis neverta, nes paskui Prigožino lėktuvą Putino nurodymų vis tiek numušė, kas tiesiog parodo, kad nėra prasmės dėrėtis su Putinu. Bet esmė yra ta, kad Prigožinas tiesiog yra vyšnaitė ant torto. Pasižiūrėk, nuo karo pradžios Rusijoje pro langus iškrito arba nusišovė pakaušį 3 šūviais tiek daug įvairių oligarchų, politikų ir verslo atstovų, kad jau suskaičiuoti sunku. Realiai Rusija dabar situacija yra tokia, kad šito karo fone Putinas yra priverstas konsoliduoti savo valdžią. Bet tai yra blogai, nes Putinui iš vienos pusės reikia gerų generolų, kurie galėtų vesti karą Ukrainai, bet tuo pat metu jisai negali pasikliauti gerais generolais, nes jie galbūt gali tapti autoritetais kareiviams ir nuversti Putiną. Ir mes dėl to matom, kad pavyzdžiui, kai kurie netgi truputį normalesni rusų vadai, tokie kaip Suvorovikas, ar kaip ten jau pavardė tarės, pavyzdžiui, yra nuimti, o kai kurie kiti rusų generolai toliau išlieka valdančiosiuose pareigose, nors galbūt jų track record yra tragiškas. Vėlgi, kai aš rašinėjau šitą video, vyksta rusų naujas puolimas Charkivo kryptim ir kas yra labai įdomu, kad tam puolimui vadovauja tas pats generolas, kuris yra pagarsėjęs kare Ukrainai savo mega turbo epic failis, tai yra sugebėjimu prarasti 10 tankų ir šarvuotos technikos vienetų per kelias dienas, visiškai nieko tuo nepasiekiant. Vėlgi, Ukrainai yra labai gerai, kad Putinas yra priverstas bijoti savo pačio karo vadų ir generolų, yra priverstas į vadovaujančias pozicijas skirti dalbajobus, kurie yra galbūt politiškai patikimi, bet karinė prasme yra nekompetentingi. Ir vėlgi šitą vietą galim būtų sakyti, kad taip, bet va čia kas nors net jei sukiltų, tai va rusų liaudis yra už Putiną. Ir vėlgi, ar jūs matėt video, kurie buvo iš Rostovo prie Dono, kai buvo Prigožino sukilimas? Vagneriečiam vietiniai civiliai nešė gėles, maistą. Ta prasme, vėlgi, man įdomu, kiek iš jūsų žino šitą bajerį apie Vlastmineicą, bet čia buvo visiškai šitas bajeris. Nes esmė yra ta, kad panašu, kad rusai dabar yra jau tokioj būsenoj. Jie yra taip nuvaryti iki tiesiog bukų baudžiauninkų lygių, kad jiem yra dzinam Putino, jiem yra dzinam Prigožino. Tas, kas prie jų stovi su Kalašnikovu, tam jie neš gėles ir maistą. Ir tikėtis, kad jeigu, pavyzdžiui, Rusijai kiltų pilietinis karas ir rusų galbūt liaudis eitų paskui Putiną,
Putiną, Putinas tikrai negali tikėti. Ir tai yra dar vienas didžiulis pralaimėjimas jo režimui. Nu, kalbant apie rusų liaudį, vienas iš dalykų, kuris daug ką nustebino vakaruose, yra tai, kaip rusai tiesiog priima dešimtis ar net šimtus tūkstančių žuvusių ar sužeistųjų savo berniukų fronte. Ir vėlgi, tam tikrą prasme, net aš esu nustebintas, kad šiuolaikinė rusų visuomenė neturi jokių problemų savo jaunus berniukus jūs įmirti dėl to, kad Putinas tiesiog nori įsirašyti į istorijos vadovėlius, kol dar yra gyvas. Bet kita vertus, mes turim suvokti, kad taip, jie ten gali siūsti šimtus tūkstančių ar milijonų kareivių mirti. Vėlgi čia aš kažkur mačiau netgi pas save komentarus, kad o, jeigu rusai norėtų, jie galėtų 60 milijonų kareivių mobilizuoti. Jo, bet kas tada? Esmė yra ta, kad kiekvienas tas žuvęs ar sužeistas kareivis yra kažkas, ko Rusija netenka. Tai yra darbo jėgos netekimas, talento netekimas, o galų gale tie, kurie su invalidumais grįš į Rusiją, juos irgi reikės kažkaip prižiūrėti po šito karo. Aš aišku, šitoje vietoje pagrinde kol kas kalbu apie tuos, kurie žuvo fronte, bet taip pat nepamirškim, kad šimtai tūkstančių, gal net arti milijono rusų tiesiog pabėgo iš Rusijos, kas irgi didžiulis yra netekimas. Bet jeigu mes kalbam konkrečiai apie tuos, kuriem kariavo ir žuvo arba ten buvo sužeisti, tai yra milžiniški netekimai. Dar daugiau. Turėkit galvoje, kad netgi tie, kurie galbūt grįš iš fronto ir galbūt nebus fiziškai sužeisti, visi bus paveikti karo. Vėlgi dalykas toks, kad kiek aš suprantu, nieks iš karo negrįžta toks pat, koks buvo prieš tai. PTSD yra žiaurus dalykas. Dalykas yra toks, kad su tai žmonėm irgi reikės kažką daryti. O jeigu tu su jais nieko nedarysi, jie bus linkę į smurtą, jie bus su sumažėjusiu darbingumu ir panašiai. Po galais, rusai dar vienoje vietoje, kur žiauriai mano nuomonė susimovė, yra tai, kad į frontą siuntė kalinius. Ir vėlgi, kadangi jų idėja yra tai, kad kareiviai kaip ir neturi grįžti iš atakų, galbūt, žinot, tam tikrą prasme rusų pagal tam tikrą super cinišką logiką yra logiška, ką rusai daro, nes vėlgi, jeigu ukrainiečių pusėje žūsta patriotai ir savanoriai, tai rusų pusėje žūsta degradai ir kaliniai. Bet vėlgi, kurie iš tų kalinių sugeba praeiti frontą, gauti medalius ir būti paleisti. Bet kaip aiškėja, kad kai kurie iš tų paleistųjų kalinių yra pedofilai, prievartautojai, literalų žmogėdros. Ir vėlgi jie grįžta į savo kaimus, savo miestelius ir ten iš naujo pradeda daryti smurtinius nusikaltimus. Jau nebekalbant, kad nemažai tų, kas grįž iš fronto su PTSD, jeigu jie nebuvo nusikalteliai, jie laisvai gali tokiais tapti, nes jie turi karinį parengimą ir jie matę frontą, jie gali ir nori galbūt žudyti. Pridėkim tai, kad iš fronto yra milžiniškas ginklų nutekėjimas ir Rusija realiai save praimina būti tokioje situacijoje, kad 90-ųjų mafijos siautėjimo laikai Rusija atrodys kaip geros ir šviesios dienos. Nes tik tai galim įsivaizduoti, koks chaosas, vidinės kovos ir smurtiniai nusikaltimai prasidės Rusijoje po šito karo, kai visi veteranai grįž namo ir grįžę namo negaus jokios pagalbos dėl savo PTSD. Aišku, šitoje vietoje galima sakyti, kad rusam niekada jų žmonės nerūpėjo. Ir žinot, kaip ten maršalas Žukovas yra sakęs, bobos prigimdys. Aišku, šitoje vietoje aš galėčiau sakyti, kad Rusija net iki karo turėjo vieną prasčiausių demografinių situacijų Europoje, bet mes šitas šiek tiek numuilinkim. Kas yra svarbu, kad gerai, jeigu, tarkim, rusam nerūpi žmonės ir rusai gali ten mobilizuoti dešimtis milijonų kareivių ar kažkas tokio, ko rusai nelabai gali toleruoti, tai yra tų karinės technikos praradimų, kokie dabar egzistuoja Ukrainai. Šitoje vietoje aš turiu pabrėžti, kad aš galbūt net kalbu ne apie skaičius, kuriuos duoda ukrainiečiai, nors aš šiaip manau, kad galbūt jie yra visai realistiški. Aš kalbu apie skaičius, kurie yra Orikse. Tai yra skaičius karinės technikos, kurių rusai neteko ir kurių netekimai yra dokumentuoti arba nuotraukom, arba video. Ir mes ten matom tūkstantinius nuostolius, jau virš 3000 tankų, kai aš rašinėjau šitą video. Ir turėkit galvoje, kad tai nėra kažkas, ką rusai paėmė ir pasigamino šitam karui. Iš principo, rusų karinės technikos arsenaluose, karinės technikos rezervai, kurie buvo užsilikę dar nuo sovietinių laikų, nyksta ir nyksta be proto greitai. Turėkit galvoje, kad sovietai tuos rezervus realiai kaupė trečiam pasauliniam karui prieš NATO. O dabar kažkokiu tai stebuklingu būdu rusai sugeba praktiškai prarasti visą šitą techniką kariaudami prieš Ukrainą. Prieš šalį, kurią jie ten planavo vos ne per 3 dienas paimti. Ir dalykas yra toks, kad jeigu dar mes galim traktuoti, kad gerai, rusai ten mobilizuos milijonus kareivių, visiems tiem kareiviam reikia ginklų ir visiems tiem kareiviam reikia technikos. Galų gale jiem reikia artilerijos palaikymo, jiem reikia aviacijos palaikymo. Ir esmė yra ta,
kad rusai nei iš tolo nesugeba gaminti tiek technikos ir tiek ginklų, kiek jie galbūt praranda Ukrainai. Ir vėlgi, jeigu rusai visus savo strateginius rezervus sudegins Ukrainai, iš principo tai reikš, kad praktiškai jie tampa beginkliai ir nelabai kam grasint gali. Na, aišku, apart atominio ginklo, bet vėlgi, jeigu viskas, kuo tu gali grasinti, yra atominis ginklas, ką tai pasako apie tavo kariuomenę. Ir jeigu mes kalbame apie karinę techniką, taip pat galite pastebėti, kad aš pagrindinę kalbėjau apie techniką prarastą iš rezervų ir kad rusai naujos technikos nelabai spėja gaminti. Ir esmė yra ta, kad ką dar parodė šitas karas, kad rusai iš principo ir neturi naujos technikos. Vėlgi, iki šito karo buvo kalbama apie T-14 armatą, kuris čia bus Abramsų žudikas, čia bez analogo mirė ir panašiai. Tada ten buvo Su-57, ten rusų nematomas lėktuvas su hipermanevringumu, kur čia jokie F-22 neprilygs ir panašiai. Bet kažkaip prasidėjus karui, geriausia, ką rusai sugebėjo pasiūsti frontą iš šarvuotos technikos, buvo tas pats T-90M, kas tiesiog yra super gili T-72 modernizacija. Iš lėktuvų pusės turbūt geriausia, ką rusai sugeba pasiūsti, yra Su-34, Su-35, kas vėlgi tiesiog yra gili Su-27 modifikacija. Ir mes pradedame matyti, kad iš tikrųjų rusai neturi naujos ir geros karinės technikos. Vėlgi, jie turi galbūt ten kažkokių naujų modelių, bet jie yra tokie brangus ir tokie sudėtingi, kad rusai tokiam kare, kuriame iš principo jie žaidžia išimtinai ant mėsos, jų kiek reikia, kaip reikia pasigaminti negali. O seni modeliai, kuriuos jie turi, yra tokie neadekvatus, kad iš principo tiesiog yra mirtinis pastai tiem kareiviam, kurie naudojasi tą techniką. Ir tai viena vertus reiškia, kad rusų kariuomenė iš principo yra priversta kliautis techniką, kuriai dažnai yra daugiau metų negu galbūt vos net tam pačiam Putinui. Bet kitas dalykas, kad reikia turėti galvoje, kad rusų karinė industrija labai didelė dalim buvo priklausoma nuo eksporto į užsienį. Ir dabar eksporto partneriai pradeda matyti, kad hei, rusiška technika šiaip tai šūdas. Gal geriau perkam kažką kito, pavyzdžiui, kinietišką techniką, kaip kad daro Pakistanas, arba galbūt netgi iš viso vakarietišką techniką, kaip kad daro Serbija. Vėlgi, šitoj vietoj aš negaliu apsakyti, koks didžiulis pažeminimas Rusijos kariniai industrijai yra faktas, kad serbai, tai yra istoriniai Rusijos sąjungininkai Balkanuose, nusprendė pirkti prancūziškus karinius lėktuvus. Tai yra investicija, kuri turės pasiekmes kelis ateinančius dešimtmečius. Tai yra praktiškai geopolitinio lygio lūžis Serbijai. Ir esmė ta, kad net jeigu serbai nebelaiko rusų strateginiais partneriais ir patikimais partneriais, ką tai pasako apie situaciją? Ir vėlgi serbų tu negali kaltinti, nes žiūrint į frontą, pavyzdžiui, tam pačiam fronte yra jau nemažai pamuštų ir sunaikintų T-90C tankų. Ir vėlgi, kodėl tai yra svarbu? Ogi dėl to, kad T-90C yra eksportinis T-90 modelis. Tai reiškia, kad rusai paėmė kažkam kitam gamintus T-90, juos nusavino ir pasiuntė į frontą. Kas vėlgi tiesiog įrodo, kad rusai nėra patikimi partneriai. Ir esmė yra ta, kad pasibaigus šitam karui, rusam užtruks metais, gal netgi dešimtmečius, atstatyti savo reputaciją kaip patikimo ginklo eksportuotoją. Ir labai gali būti, kad kai kurios iš tų gamyklų tiesiog neišgyvens tiek ilgai be užsienio užsakymų. Nu, kalbant apie pačią rusų kariuomenę, vienas iš dalykų, kurį jinai tikrai turėjo prieš karą Ukrainai, tai yra intimidacijos faktorių. Vėlgi, esmė yra ta, kad Rusija buvo tas garinis volas, kuris, jeigu tik norėtų čia Lietuvą užimtų per 3 valandas, o iki Lamanšo nužygiuotų per 3 savaitės, čia nieks rusų nesustabdytų. Ir iš viso čia Rusija ir tik Rusija nusprendžia, kur baigėsi Rusijos sienos. Ir realybė yra ta, kad ką parodė karas Ukrainai, kad tai viskas yra mitas, kad iš principo, jeigu tu duodi bent kažkiek pushbacko rusam, rusai veikiausiai negali judėti prieki. Ir dar daugiau. Tarsi, kad ta nenugalimoji, neįveikiamoji rusų kariuomenė gali būti nugalėta netgi ten, kuriai labiausiai skauda. Vėlgi, Ukrainoje neteko 10, gal net 100 sraigtasparnių karinių lėktuvų. Iš tų karinių lėktuvų jie neteko 2 A-50 žvalgybos ir vadovavimo lėktuvų. Ir tai yra milžiniškas nuostolis. Vėlgi, kaip aš suprantu,
A-50 rusai net nebelabai gali pasigaminti, nes tiesiog tai yra technologijos, kurias praktiškai tik tai Sovietų Sąjunga turėjo. Dar daugiau, jų Juodosios jūros laivynas, kuris turėjo esant reikalui sumušti NATO laivyną, jeigu šis drįstų įplaukti į Juodąją jūrą. Nesmė, kad turkų, rumunų, bulgarų laivynai yra NATO laivynai, bet šitą mes nutylim. Esmė yra ta, kad Juodosios jūros laivyną sugebėjo realiai sumušti ir jų flagmaną nuskandinti šalis, kuri praktiškai net neturi normalaus laivyno. Vėlgi, esmė yra ta, kad rusų kariuomenė yra visiškai pažeminta. Yra parodyta, kad jeigu tu tik nepabijosi jai pasipriešinti, jinai iš principo nelabai turi ką padaryti, apart nesibaigiančios artilerijos ir bombardavimo. Nes dalykas yra toks, kad taip, kai aš rašinėjau šitą video, ukrainiečius po truputį rusai stumia atgal. Man atrodo, kažkas ten paskaičiavo, kad bendras tempas yra 0,3 km² per dieną, guldant maždaug 1000 kareivių per dieną, tad galit paskaičiuoti, kiek rusam reikės dienų ir kareivių užkariauti Ukrainai, bet esmė yra ta, kad, ta prasme, vienintelis būdas, kaip rusai dabar gali judėti į priekį, tai ne dėl to, kad jie ten turi kažkokius super tankus, ar ten kažkokius mechanizuotus kumščius, ar ten blitzkrygus daro. Ne, jie daro jomaną Blitzkriegą. Ir tas Blitzkriegas pasireiškia tuo, kad jie tol šaudo artileriją ir tol mėto bombas ant ukrainiečių pozicijų, kol esmė yra ta, kad tie miesteliai ir gynybos linijos, kur yra ukrainiečiai, yra tiesiog paverčiami apokaliptiškais griuvėsiais. Ir tuo metu tiesiog ukrainiečiam nelieka nieko kito kaip trauktis, nes iš principo tiesiog nebėra kuo ginti. Vėlgi, kam ukrainiečiam tiesiog būti skibus į žemę ir praradinėti kareivius, jeigu ta vieta nebeturi jokios strateginės ar netgi taktinės reikšmės. Ir va šitoje vietoje yra vienas dalykų, kurių aš manau, nieks nepameni normaliai mūsų komerciniai žiniasklaidai, netgi kai kurie aletai ekspertai šitą kažkaip labai pražiūri. Taip, rusai stumėsi į priekį, bet jie praktiškai stumės galbūt nuo Rusijos sienos ir nuo teritorijų, kurias laiko Donbase nuo 2014, po kelis ar keliolika, kokį 10-20 km kol kas. Ir esmė yra ta, kad tai kaip jie stumės, jie realiai sunaikina visą infrastruktūrą ten, kur ateina. Ir tai turi dvi pasekmes. Pirma pasekmė, kad gerai, o kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, rusai tokiu būdu per kelis kitus mėnesius ar metus nusistumtų 100-200 km. Kas šiaip yra daug, bet Ukrainos mastais neapokaliptiška. Esmė yra ta, kad rusai tiesiog neturėtų infrastruktūros kažkur kurt logistinės bazės, kažkur apgyvendinti kareivius, ar iš principo visi keliai ir tiltai būtų susprogdinti. Esmė yra ta, kad rusai dabar ukrainiečius stumia atgal tokiu būdu, kad teritorijos, kurias jie užims, jiem yra nenaudingos karinių požiūrių. Ir antras dalykas, tuos teritorijos yra visiškai bevertės strateginių požiūrių. Vėlgi, aš prieš karą ir karo pradžioje sumatęs daug analitikų, kurie kalbėjo, kad čia rusai nori užimti Ukrainą dėl žmonių, dėl gamyklų, dėl resursų, dar kažko, bet hebra, viskas, ką užima rusai, yra tiesiog nesibaigiantis griuvėsiai. Ir tarkim, kažkokiu tai stebuklingu būdu dabar mes fiksuojam demarkacinę liniją ten, kur jinai yra. Ir pavyzdžiui, gerai, ukrainiečiai sako, žinot ką, pasimkit tas teritoriją. Tiesiog mes susitarėm, kad ES ir NATO sutarė, kad šitas teritorijas mes atiduodam rusam, bet už tai ukrainiečiai patenka ES ir NATO. Ir esmė yra ta, kad taip, Ukrainai tai būtų skaudu, Ukraina netektų daug teritorijos. Dabar praktiškai bendroji suma, jeigu gerai suprantu, įskaitant Krymą, rusai yra okupavę maždaug tiek teritorijos, kiek yra Lietuva ir Estija kartu sudėjus. Bet esmė yra ta, kad ta teritorija, kurią perimtų rusai, būtų nesibaigiantis užminuoti griuvėsiai. Ir dalykas toks, kad ta teritorija rusam yra visiškai nenaudinga. Jie nieko su ja negalės padaryti. Ir va čia yra vienas tų dalykų, kuriuo aš nesupratau apie šitą karą. Rusija ir taip teritorija yra didžiausia pasaulio valstybė. Jie turi resursų abdies. Ta prasme, jie visko turi iš resursų pusės. Kokio velnio jiem eit į Ukrainą ir kariauti dėl dar daugiau teritorijos, kurioje galbūt ten yra kažkokių resursų, bet žmonių nebėra, infrastruktūros nebėra, o kas yra likę, tai nesibaigiantis minų laukai, griuvėsiai ir realiai tam, kad viską deminuoti ir atstatyti, reikėtų dešimtmečių. Po galais, jeigu mes imam pavyzdžiui Jugoslaviją kaip pavyzdį, kai pagalvoju, Jugoslavija subirėjo jau prieš kelis dešimtmečius, o iki šiol Balkanuose vis dar vyksta išminavimai, o ten karas nebuvo tokio intensyvumo kaip Ukrainai. Vėlgi esmė yra ta, kad yra kalbama, kiek daugybę metų su vakarų pagalba truks deminuoti
Ukraina ukrainiečių pusėje, bet pagalvokit, kiek visko truks ir kiek kainuos rusam. Esmė yra ta, kad jeigu dabar yra iššaldomas šitas konfliktas, rusam tai yra pyro pergalė, nes jie realiai bus paukoję šimtus tūkstančių kareivių, praradę tūkstančius karinės technikos vienetų ir dėl to gauna išbombarduotus, užminuotus griuvėsius. Tai vėlgi, kur čia yra rusų pergalė? Ir kai aš sakau, kad rusai šitą karą jau pralaimėjo, aš tą turiu galvoj. Net jeigu jie ir užims kažkokias teritorijas, ir be aš vis dar tikiu, kad ukrainiečiai vienais ar kitais būdais jas atsikovos, ypač tada, kai rusam tiesiog baigsis sovietinės eros chlamas. Bet esmė yra ta, kad net jeigu rusam liktų tai, ką jie turi dabar, jiem tai yra pralaimėjimas. Jie iš principo gauna tik tai papildomos naštos, nes nei žmonių, nei industrijos, nei resursų nieko ten nėra. Tad Rusija vienaip ar kitaip šitą karą iš principo vien šituo atžvilgiu Ukrainoje jau yra pralaimėję. Na ir jeigu tai yra priežastis, kodėl mano nuomonė rusai karą Ukrainoje jau pralaimėjo, tai kitas dalykas yra tai, kad ukrainiečiai šį karą laimėjo vien dėl to, kad tai iš principo yra, ką kai kurie vakarietiški apžvalgininkai pavadino nation building war. Vėlgi, iki karo Ukrainoje rusai dešimtmečius, gal net šimtmečius dirbo, bandydami įtikinti ukrainiečius, kad ukrainiečiai ir rusai, praktiškai tai yra tie patys žmonės, ta pati tauta. Ir su liūdėsiu tenka pripažinti, kad ganėtinai daug ukrainiečių tuo tikėjo. Vėlgi, yra priežastis, kodėl tą patį Janukovičių jie tiek kartų buvo išsirinkę į valdžią. Bet esmė ta, kad šitas karas ukrainiečiam puikiai parodė, kad rusai visą laiką melavo. Nes dalykas yra toks, kad ką rusai iškart pradėjo daryti atėję į Ukrainą, tai yra masinės žudynės ir realiai tai tautos naikinimas. Vėlgi, Buča, Mariupolis ir Bachmutas ir daugybė kitų vietų parodė, kad rusam yra giliai dzinant ukrainiečių. Jie netgi nenori ukrainiečių, jie net nemėgsta ukrainiečių. Vėlgi, vos atėję į kažkokią žemės ir jas okupavę, jie iškart pradėjo naikinti ukrainiečių kalbą, ukrainiečių istoriją ir panašiai. Vėlgi, mes turim dokumentuotus atvejus apie tai, kaip yra masiškai tremiami ir perauklėjami vaikai į Rusiją, kas tarp kitko yra visiškai genocido apibrėžimas. Tada, man atrodo, aš netgi esu matęs antraštę, kad Luhansko srity yra taip, kad jeigu kažkur okupuotose žemėse gimsta vaikas ir bent vienas iš tėvų neturi rusiško paso, tiesiog ligoninėje tas vaikas yra iš tėvų atimamas. Tai yra genocidas ir tai yra genocidas prieš ukrainiečių. Ir esmė yra ta, kad tai yra spyris iš šikną ukrainiečiams supras, kad rusai niekada nebuvo ukrainiečių draugai. Kad rusai visada norėjo sunaikinti Ukrainą, norėjo nutautinti Ukrainą ir surusinti Ukrainą. Ir dabar mes realiai turim situaciją, kai per kraują ir ugnį yra kuriama Ukrainos tauta. Vėlgi jie turės daugybę problemų po karo, jie turi daugybę problemų dabar. Tiek su korupcija, tiek su susiskaldimu, tiek su tuo, kiek jie daug namų darbų turi padaryti, kad apsivalytų nuo rusiško influencer. Po galais, kiek mes dar Lietuvoje turim darbo, kad išsigydytume visas sovietmečių ir Rusijos imperijos okupacijos žaizdas. Bet esmė yra ta, kad rusai galutinai įtikino ukrainiečius, kad rusai nėra broliška tauta ukrainiečių. Kad iš tiesų rusai yra natūralūs ukrainiečių priešai. Ir jeigu kažkada dar rusai galėjo tikėtis, kad jie ateis į Ukrainą ir galbūt bent dalis Ukrainos tautos priims rusų su duona ir druska ir nori įsilies į Rusijos sudėtį, dabar yra akivaizdu, kad nesvarbu kiekiais rusai, nesvarbu kiek jie okupuos teritorijų, ta populiacijos dalis, kuri galbūt nespės pabėgti ar nebus nužudyta, arba niekada nebus iki galo ištikima Rusijai, arba Rusijai tiesiog liks labai mažytė, labiausiai degradavus ir labiausiai out of touch visuomenės dalis. Ir vėlgi, turbūt dar didesnio pralaimėjimo rusai tikrai tikėtis negalėjo. Nes kaip bebūtų, rusai patys įvardino, kad jų vienas iš karo tikslų buvo denacifikuoti Ukrainą, kas tiesiog yra gražiai žodžiais pasakymas sunaikinti Ukrainos tautą, o realiai ką jie pasiekė, tai kad Ukrainos tauta praktiškai užgimė šito karo metu iki galo. Ir dabar Ukraina bus stipri ir egzistuos kaip savo tauta, kaip savo valstybė. Tad jo, ir iš principo tai praktiškai beveik ir apibendrina šį video. Ir realiai, kaip aš matau šitą situaciją, yra tai, kad vakarų parama Ukrainai gal neblėsta. Vėlgi, jeigu ateis Trumpas į valdžią, galbūt bus kažkokių perturbacijų, bet aš nemanau, kad bendra tendencija keisis. Europa irgi atsibunda, ginkluojas pati ir jau gali vis daugiau ir daugiau ginklų duoti pačiai Ukrainai. Rusija savo ruoštų silpsta, jų rezervai silpsta. Kinija iš principo neduoda jokių normalių ginklų Rusijai, o tik tai visokius motociklus ir golfo mašinytės. Vienintelės šalis, kurios davė bent kažkokius ginklus, yra Iranas ir Šiaurės Korėja, tai iš principo yra irgi tiesiog subinskilės.
Ir tai, kad Rusija, kuri turėjo būti šita globali galybė, šiuo metu iš principo sugeba rasti draugų tik tai Irane iš Šiaurės Korėjų, yra dar vienas jų didžiulis pralaimėjimas. Ir kaip aš matau, jeigu ukrainiečiai neatsipalaiduos, jeigu ukrainiečiai normaliai susitvarkys su korupcija ir mobilizacija savo pusėje, ir jeigu Europa ir JAV irgi susijims ir toliau didins apsukas paramai, yra tik tai laiko klausimas, kada mes apie Rusijos pralaimėjimus kalbėsim ne vien iš kontekstinės pusės, bet matysim ir visišką rusų išstumimą iš visų Ukrainos teritorijų, skaitant Krymą. Tad tiek, kaip visada, ačiū, kad žiūrėjote, paspauskite nykštį aukštyn, užsiprenumeruokite mano kanalą. Jeigu palaikote tai, ką darau, kviečiu paremti kanalo veiklą YouTube ir Patreon platformose. Nu o dabar, iki kitų kartų, čiau!